Va čia tetulė statosi savo namuką tokį. Nedidelį, žinai. A čia sakė šeimai gyvent. Šeimai gyvent. Jinai, 2 dukros ir berniukas. Tai čia statosi. Normaliai, chata tokia. Tai čia, man tai čia reikėtų būti Lietuvoje kokį nors triljonierium, kad tokį pasistatyti. A čia užtenka 100 litų tokį ir pasistatai tokį namą. Tai va, 100 litų pasiėmė čia, parsivežė, jeigu tik užtenka, jeigu tik tai neištratinė ant masažo. Ir statai čia tokį namą, va dabar jos, va, žiūri, va, žiūri. Laukankia! Nihau! Va! Už 100 litų čia normaliai. Normaliai, iš kur gavai 100 litų? Čia va laiptai už 50 centų. O čia, sako jinai, 22 centai čia bus tualetas. Ai ne, už 2 centus, nes jis pigus, nėra kur net atsisėsti, nėra kur, tai iš karto į tą šlapinę skylę. Skylę išsikali čia tokia, už 2 centus ir šlapinės tenai. Ir kakoja, ir viskas. Пошли наверху. Здесь будет? O, čia antras aukštas, čia akmuo bude, čia visiems viskas aišku. Čia va. Wow. Ir čia visur svarbiausia, kad nepabėgtum, yra grotos. Yra grotos, kad niekur nepabėgtum. Jau čia ofisas pizdės, jeigu esi čia vyras žmonos. Tai yra pizdės, tave uždaro į tokį ofisą su grotom, name už 100 litų. Varom toliau, kas toliau bus, tai nežinau, bet kuo toliau, tu vis įdomiau čia yra. Čia va parodysiu, čia mini balkončikas toks yra. Nu tenai kokią nors gėlę į vazoną įsimesti, kokį šuniuką paleisti. Nu, iš ryto pamyšt, nes čia pro balkoną pamyšt, tai čia tradicija yra. Atsikeli iš ryto ir myši pro balkoną. Čia pamyšt tai šventas reikalas, ten ant galvos kaimynui. Čia va antras balkonas, čia dirba va žmogus. Čia miesto vaizdas ten, tai va ten va miesto ten tas vaizdas matosi. O čia antram balkonė tai va cementą deda vietoj tvoros, nes cementas čia pigus. Už fūrą cemento, karočią, litas 50. Parsiveži? Pamatai, o ten ryšius pasisodinė visur. Jo, jinai, aš čia interviu įimu. O ten džedžia dom, va ten tai džedžia dom, bet tas tai domas džedžias, bet tas tai džedžias domas, tai karočią kainavo ne 100 litų, o 400, tai čia, blėt, prabangus pizdėts yra, va ten. Va džedžias domas, tai už 400 litų, blėt, aš tai tokį nelabai galėčiau. Ten su įranga, plus dar visą įrangą susipirkti kainuoja, karočią, dar 100, tai 500, pusę štukos litų, eina. Čia va Chebra viską daro rankom, viską rankom, nereikia nei keltuvo, nieko nereikia, viską daro rankom. Jokios įrangos nereikia, va, matai, viską pasistato. Čia aptardinėja ateities planus, net skaldo plytas rankom, kaip kung fu daro. Viskas normaliai, aš jau sutariau, kad pastatys dar vieną aukštą atvažiuoti Chebrai tūkstantis iš Lietuvos. Čia jau aptarinėja, kur bus kambarys, koksai viskas su vonė, džekuzė ir su masažinė. Kad būtų maždaug 100 litovcų tilptų ant vieno aukšto, ant pačio paskutinio, pasitūsinti. Da, все делаем. Tai, karočią, imk 100 litų, atvažiuok ir statom namą tokį čia, kad pasitūsinti. Nu va, čia tas trečias aukštas, kur mums bus pasitūsinti, čia va šokių salė. Ten bus mergų piscina. O čia viskas matosi, vapšė, galėsim žiūrėti į viskas, kas vyksta mieste. Pietų metas, bet dar vienas bišas rankom tvorą daro, va. O dabar visi šiaip iš tikrųjų pietauja. Va, matot, visi dabar pietauja, va. Visiems dabar pietų metas.
Mes irgi varom papietauti. A vienas bičas dar dirba, tvora drožia.